Aš vakar tik noriu paklausti. I want to ask you, take your cell phones out. Aš norėjau, kad jūs pakeltumėte savo mobilius telefonus ar misterinis. Cell phones out. And can I ask something of you? Ir aš norėčiau paklausti vieną dalyką. For 25 minutes, can you turn them off? Ar galėtumėte išjungti 25 minutėm? Look at your neighbor. Come on, man. Let's give God just an opportunity to speak. Išjungkim jas 25 minutėm. The Apostle Paul tells me, Paštalas Paulius man sako, he tells me he's given me a gift. jis man sako, kad man yra duota dovana. I've received a gift from God, and it's not by my works. Aš gavau iš Dievo dovaną ir tai yra dėl mano darbų ir dėl mano pasiekimų. It's not by anything I have done, because I'm not that good. Ir tai yra dėl to, kad aš kažką esu padaręs, dėl to, kad aš tikrai nesu kažkoks ypatingas. It's the gift of salvation. Ir tai yra išgelbėjimo dovana. Ephesians 2 tells us Efeziečiam 2 laiškas mums sako, it is by grace that I've been saved, per malonę aš esu išgelbėtas, not by works. ne darbais. Because otherwise I'd be boastful. I'd be proud. Dėl to, kad kitu atveju aš būčiau didžiuočiausi ir aš būčiau išdidus. I would say, look at me, I've got my life together and God loves me. Just model your life after me. Aš paprasčiausiai sakyčiau, žiūrėkite mane, koks yra mano fainas gyvenimas ir stenkitės, kad būtų panaši į mane. But I can't say that. Bet aš dabar negaliu to sakyti. See, it is a gift of grace that God has given me. Matot, tai yra malonės dovana, kurią man Dievas davė. Allison asked the question, do you know the architect? Elson šiandien ryte klausė klausimo, ar jūs pažįstate architektą. See, when I come to Christ, it gives me a foundation to build my life. Matot, kad aš ateinu pas Kristus, man duoda pamatą, kur aš galiu statyti savo gyvenimą. No matter what age you are, you have been building your whole life. Do you know this? Nesvarbu, kiek jums metų šiandieną yra, jūs jau esate statę savo gyvenimus iki šios dienos. How many of you have ever lied in a relationship? Kiek iš jūsų yra buvę santykiuose ir melavo? Liars. Melagiai. And see, we built a foundation on lies, and it does not work. Matot, mes statome santykius paremtus melu ir tai neveikia. But Christ has given me this foundation of truth. Bet Kristus yra man davęs pamatą, kuris yra paremtas tiesa. He says, Garrett, build your life on this. Ir jisai sako, gerai, tai statyk savo gyvenimą ant šito. The foundation of Jesus Christ has been laid. It's a gift to you. Open it, consume it, enjoy it. Ir tai yra dovana, išgelbėjimo dovana. Atsidaryk ją, išpakuok ją, džiaukis ją, mėgaukis ją. See, the problem is a lot of times we get a gift. Matot, daugelį atveju mes gauname dovaną. We love it. We're like, yeah, thank you. Mes gauname dovaną ir mes tikrai mėgaujamės. And like 4 days later, we're like, oh, who cares? Ir paskui iš nieko padarė. Anyone ever done this with a gift? Kiek iš jūsų taip pasielgė? Anybody ever get bored with the gift? Kiek iš jūsų, kiekviem iš jūsų nusibosta tos dovanos, I kurios got gaunate? Christ. I thought my life was going to be better. I thought I was going to understand Ir things. jūs galvojate, galbūt tai, Dieve, aš galvoju, kad mano gyvenimas bus geresnis, tai bus stabilesnis, bus tvirtesnis. And he says, but Garrett, are you building your life on me? Bet jis sako, Dieve, tai tu statai savo gyvenimą ant manęs. When I was 15 years old, Kada man buvo 15 metų, so much of my identity, labai didelė mano identiteto, mano tapatybės dalis, who I believed I was, kas aš maniau, kad aš esu, what I desired to do for my life, ką aš norėjau daryti su savo gyvenimu, felt around this. It was all about this. viskas buvo tik dėl šito. Tik dėl šito. Ta prasme, tik dėl See, I savo. couldn't dribble real well. Aš nebuvau labai geras I couldn't driblinguotojas. pass real well. Aš nelabai gerai peržinau Man, kamuolį. you sat me on that three-point line all day, baby. Bet man patikdavo prie tritaškio linijos stovėti ir aš galėdavau tą paleisti Look visą at the dieną. form of this shot. It's beautiful. Pažiūrėkite į mano formą. And people would say, man, you're good. I'd be like, yeah, I know. Ir kai žmonės sakydavo, tau sekasi gerai, aš sakydavau, jo, So žinai. all on my high school campus, dude, you're that guy who shoots. Yeah, I know. Ir mano mokykloje visi žinodavo, kad aš esu tas metikas.
And see, when people said you're good, I didn't say God gave me this ability. Ir kai man žmonės sakydavo, kad aš esu geras, aš nesakydavau, o taip man Dievas I davė said šitą sugebėjimą. this is about me. Aš tai sakydavau, taip, aš esu geras. So the theme about architecture is, what are you building? Matot, tema apie architektą, ką mes statome. The foundation of your life is Jesus Christ. What are you building on that? Kristaus pamatas ir ant ko mes statome viską. Paul says some build with gold, silver, and precious stones. Paulius tęsdamas šitą korintiečių žinutę sako, kai kurie stato iš aukso, iš brangakmenių. Some build with wood, hay, and straw. Kai kurie stato iš šiaudų, iš medžio. You see, the day is coming Bet matote, ateina diena, when all that we have done will be tested. kada viską, ką jūs darėte per savo gyvenimą, bus išbandyta. And the fire will burn that which is worthless. Ir ugnis sudegins tai, kas buvo beprasmiška. That which I've done in selfish ambition. Viskas, ką aš dariau dėl savęs, That which I've savanaudiškai. done in my pride. Viską, ką aš dariau pasididžiuodamasis. And so all that I worked for becomes nothing. Ir viskas tampa It niekas. becomes trash. Ir viskas sudūžta ir jo nelieka. Because I did not build it on this. Dėl to, kad aš to nestačiau ant I tvirto built pamato. it on me. Aš stačiau tai ant savęs. Years ago, I was a pastor. Prieš kažkiek tai metų aš buvau pastorius. And often as a pastor, I would have to dress up in a nice suit and a tie. Ir kaip pastorius aš dažnai turėdavau apsirengti tvarkingai, kostiumu ir švarku arba And I kaklaraiščiu. would have the privilege of doing a wedding ceremony. Ir tarkim, jeigu aš dalyvaudavau arba vesdavau tuoktuvių ceremoniją, tuokdavau And žmonės. after about the second or third one, Ir manau, po trečio ar antro karto, kai aš sutuokiau žmonės, my wife made the comment. ir mano žmona You pakomentavo, got this nice suit, you're shaven, you look good. tu esi apsirengęs su to gražiu kostiumu, esi nusiskutęs, atrodai gražiai. You know, I'm a guy, I had a nice little sports watch on. It didn't fit with my outfit. Ir aš buvau vienintelis vaikinas, kuris turėjo tokį savaškai sportinį laikrodį ir jisai nelabai tiko prie mano apsirengimo. So about 13 years ago, this watch, it catches my eye. Ir panašiai prieš 13 metų šitas laikrodis taip prigavo mano žvilgsnį, It's aš not man really patiko. silver, it's plutonium. It's this like dingy color, but I like it. Ir tai esi nesidabrinis, tačiau jisai man patiko. It's got this beautiful like opaque blue color and it glows in the dark and it's... Jisai savotiškai toksai lengvai melsvas ir jisai blizga. And people say, do you have the time? Ir kada man žmonės sakydavo, ar turi laiko, Oh, let me show you. aš sakydavau, na, leiskit jums parodyti. Pride. Išdidumas. Let me show you what I'm worth because of what I own. Leiskit man parodyti geriau, kiek aš esu vertas, kiek aš turiu. Let me show you how good I am because I've earned money and I've successfully reached Leiskit man status. parodyti, kiek aš esu geras, dėl to aš uždirbau pinigų. But someday the fire will come and burn. Bet vieną dieną ateis ugnis ir viskas sudegins. And it's worthless. 3000 litų. It's worthless. Bet viskas yra beprasmiška. Because it was all about my vanity. Dėl to, kad viskas buvo dėl mano tuštybės. It was about me and it was not about the foundation of who God is. Tai buvo dėl manęs, tai buvo viskas apie mane, tai nebuvo apie tai, kas yra iš tikrųjų Dievas. You know, I'm not going to tell you phones are evil. Aš nesakysiu jums, kad telefonai I'm not yra going to tell you blogi. that. But I will say something. Bet aš kai ką noriu pasakyti. How many of you, stop, how many of you, Kiek iš jūsų? how many of you use your phone to escape when you're around people? Kiek iš jūsų naudoja telefoną tam, kad pabėgti nuo žmonių, You see it on their face, they're hurting, they're lonely, Jūs matote savo vidose, kad jiems and skauda, kad instead jie of yra coming, vieniši. instead of coming to my brother and saying, I'm sorry, man, you know, I have no idea what's Ir going vietoj to, on. kad ateitumėt prie jo ir sakytumėt, atsiprašau, pagal to reikia pagalbos. In Matthew 25, Jesus says, those who were lonely, they took me in. Mato Evangelija 25 skyriuje Kristus sako, tie, kurie buvote But vieniši, sometimes when priėmė I'm on mane. the bus and I see everyone that's lonely and I see it in their eyes, they're miserable, Ir aš, kai būnu kartais autobusą važiuojant Klaipėdą, matau visus tos žmonės, kurie yra vieniši, aš matau jų akyse, kad jie yra. to ignore them. Ir aš pasirenku juos ignoruoti, pradedamas žaisti ar parašyti žinutę. And I act like I'm important.
Ir aš vaidinu, kad aš esu svarbus. I got another text. Aš turiu dar vieną žinutę. And this simple piece of material, Ir tai šitas primityvus paprastas this thing that is supposed to šitas dalykėlis. enhance communication, help me. Taip, jis taip padeda komunikuoti, taip, jis taip padeda palaikyti ryšį. It gets in the way Bet of my walk. jisai yra savotiškas barjeras man bendrauti su žmonėm. And someday, when I die, it'll be tested by fire. Ir vieną dieną, kada aš numirsiu, jisai bus testuojamas And the ugniu. Lord replied to me, and the Lord will say, Garrett, what is this? Ir Dievas sakys, Gerda, tai kas tai yra? You, Garrett, thought this was more important than me? Tu, Gerda, tai galvoji, kad šitas dalykėlis buvo daugiau svarbesnis There už were mane? lonely people, hurting people all around you. You want to call someone? Tiek aplinkui yra daug vienišų žmonių, tokių žmonių, kuriems skauda, o tu vaidini, kad tu kažkam tai turi rašyti žinutę? You want to act like you were so damn important? Tu nori vaidinti, kad tu esi ant tiek svarbus, ant tiek iš tikrųjų užsiėmęs? In my life, there's nothing, it's useless. Mano gyvenime tai yra niekas, tai yra visiškai beprasmiškas ir nereikalingas dalykas. The day will be shown. All our work will be shown on that day. Visi mūsų darbai pasimatys tą It will dieną. be brought into light, no more in the dark. Ir tai bus atnešta į šviesą ir nebebus tamsoje. And the fire will test the quality of each man's work. Ir ugnis išbandys kiekvieno žmogaus darbą. If you build it on the architect and he knows what he's doing, and that architect is Jesus Christ, Jeigu jūsų gyvenimą stato architektas ir jisai žino, ką jis daro, architektas yra Jėzus Kristus, my life should be of value. mano gyvenimas turėtų būti vertingas. But if I keep building it for me and what I want, Bet jeigu aš tęsiu ir statysiu tai, ko aš pats noriu, it will mean nothing. tai reikšia nieko. Tai nieko nereiškia. Do you realize you're all already building? Ar jūs suvokite bent tai, kad jūs jau iš tikrųjų statote ir jūs jau esate pastatę šiek tiek? Do you realize that you are all building? Kad jūs jau esate statytojai? But what are you building? Bet ką jūs statote? Kas tai per pastatai? Paul goes on and he says, Paulius tęsia ir jisai sako, if what he has built survives, he'll receive his reward. jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį. I want to come into the kingdom and I want to hear Christ say, well done, good and faithful servant. Aš noriu ateiti į karalystę, susitikti su Kristumi ir kad jis man pasakytų, gerai padirbėjai, ištikimas tarne. But if I spend my life building things for me, I will not hear that. Bet jeigu aš praleisiu šitą savo gyvenimą statydamas ir rinkdamas daiktus savo, My marriage will fail, my kids will hate me, I will not succeed in spiritual ways. Mano žmona manęs nekęs, mano vaikai bus nesėkmingi ir man nesiseks jokiame darbe. Even though I was given the gift, I didn't use it. Netgi jeigu man buvo duota dovana, aš visiškai ją nepasinaudojau. I know that the reality is most of you know the Lord. Aš žinau, kad tikriausiai dauguma iš jūsų pažįsta Dievą. Why are we not building on this? Tada kodėl mes nestatome ant šito? Because I need to make money and I need to make enough money so I have security. Žinoma, jūs galvojate, aš turiu gauti pinigų, aš turiu uždirbti pinigus tam. Guess what? We're all gonna die. Būt sėkmingas, bet tai, mes visi It's a miršime. guarantee. Tai yra garantija. Unless you're Elijah. What happened to Elijah? Kas atsitiko, Guess what happened to Elijah? kas atsitiko Elijui? He's talking to his buddy. And he was taken to heaven in a chariot of fire.